Prie pat mūsų namų čia valgo. Gera, liūdna ir malonu, vos nepaskendau. Ten pimpalai, čia pimpalas. O toks va paplūdimėlis. 1200 šiam. Šlapalas yra gan. Jau esam savo keltą. Plaukiame iš Puketo į Krabį. Ir tada plauksime į Railay Beach. Keliamės anksti ryte. Taip biškį yra užsimiegojimą. Einu pažiūrėt gal į lauką, kaip ten kas atrodo. Tokioj vat valtelėje esame. Plauksim toliau iki Railay Beach. Va tokia transporto priemonė atkeliavome. Nu ir dabar einam. Tokio vat tiltuko kažkokį pakabintą. Tiek įdomu, visi į kitą pusę eina liūdniai. Jau namo tikriausiai važiuoja. O mums dar liko biškį ką nuveikti. Išveža su traktoriuku žmonės iš mūsų viešbučio. Įdomu, įdomu. Tiesiog per jūrą važiuoja. Crazy. Mes laukiam savo eilės. Nežinau, ką mes čia darysim. Važiuojam su golfo mašiniuku. Visai smagu būtų ir golfą suplėkti. Iš tikrųjų jau pasilgau. Labai norėčiau. Nemato žmonės. Receptionas tiesiog laukia, pasilikom lagaminus ir mūsų čekinas yra 2 valandą, dabar 11:29, tai einam pasižiūrėti, kaip čia kas yra, kaip čia kas atrodo. Vaizdelis tai gražus. Jau matau, kad yra pūlas, yra restoranas. Einam pažiūrėti, kas pūlė darosi. O pūlė yra žmonių, yra kas maudosi, spa yra. Bariukas Domantė yra. Taip? Kas? Bariukas Domantė yra. Mano kokai. Ai, savo. Čia tai plešiukas. Nice. Valtys. Yra maudynių vieta. Wow. Žiauriai gražu. Kaip aš sakau, va čia tai suprantu. Kadangi dar turime laiko, tai išėjom pasivaikščioti į miestuką. Tai toks labai autentiškas, labai fainas mini miestas. Nu, mini miestas tai reiškia vadinamas kaimu. Tai tiesiog kaimelis toks, sakykime. Va, žmonės tvarkosi viską. Šiaip aišku turistai visur, bet labai fainai. Sakė, tai pusė barbecue sakė, kažkodėl. Bet šiaip fainai labai. Labai gražu visur kalnai ir labai daug kartų perspėjo, kad atsargiai dėl beždžionių ir uždarinėt kambarius ir nepalikinėt maistą, nes beždės gali pavogti ką nors. O toks vat kalnas mieste tiesiog, kaime, senamiestyje. Dailus. Ką pavyko atvykti į viešbutį jau, prisiregistruoti. Šiaip fainas labai viešbutis. Nežinau, ar čia matysis, bet tinga biškį stengtis dabar čia filmuot. Bet pro langą va tai va. Toks yra. Ir va toks va vaizdelis. Tiesiog džiunglių šniūras. Ir ten šalia yra jūra. Ten kalniukas biškį matos. Ten dar dešiniau yra jūra. Labai šaunu. Po to dar parodysiu iš išorės. Labai smagiai. Ir eisime maudytis. Ai, be to iš mini baro viskas yra nemokamai. Yra viskai čipsiukų, snikersų. Pavyzdžiui, yra snikersų labai skanių. Dar kažko tais gal. Tai va, gerai, varom maudytis ir eisim tada maudytis jau į jūrą arba į baseiną. O dabar einu į dušą, nes labai noriu. Nes atbridom maudytis. Šiandien tai va tai vat.
Einam išbandysim kaukę nusipirkau. Bet čia ir paliksiu, nes turiu namie 2, bet tiesiog neturiu vietos, kur dėtis. Tai va, neturiu vietos, kur dėtis. Tai teks palikti, atiduoti kažkam, gal pasiūlysiu gal kokiam turistai nemokamai va kokią kaupyti. Kaip labai lieva, labai dyra manenai, bet gal atlaikys šitą kelionę. Dar čia porą dienų, po to jau varysim Bankoką, tai ten nebeprireiks. Tai va tokie va reikaliukai. Domantį šaltą sakė, nors vanduo 26 laipsniai. Įdomu, įdomu, kaip sakant, įdomu. Kaip tyčia, šiandien nusipirkau kaukę. Ir vanduo nuseko labai ir kažkokiu atnešė pilną uolienų. Gal nuo šito nubirėjo. Eina savo. Tai vad biški feilas. Negaliu panardyti. Gerai, buvo pasimaudyta jūrai labai trumpai. Šiandien nekokia jūra, rytoj plauksim į salas, bandysim pažiūrėti. Tai dabar einam išsikeisti pinigėlių. Nes nebeliko jau grinų. O per ten mes greičiau nenueisim. Ir tada eisim pirkti dar visokių nesąmonę ir varysim vėl prie jūros pagulėti. Kol dar saulė šviečia biškelį. Gal kažkokį skrūdėsį įgausim truputį. Atėjo bezdasi mūsų kaiminystė. Pasisveikinti. O, vakas dabar. Visą laiką čia. Nesąmonės daro visokias. Opa. Prie pat mūsų namų čia valgo. O mes va čia va gyvename. Neatsimenu, ar parodžiau ar ne, bet va tai va gyvenam. Ir va ten bezdė sėdė. O čia nėra kitokie biški? Nu tai čia ne makaka. Čia ne makaka, sakau, čia kažkokie Nu. kitokie. Arba kažkokia kitokia makaka tiesiog. Žavas dužas nukės. Labai juokingi kažkokius ten vaisiukus valgo. Tai šiaip jau daug yra iš tikrųjų. Sėdi medį vienas. Belia kiek prifotkinau va tokių va bezdukų. Valgo kažkokias tai uogytės išvaro. Žyk. Dabar varome kažkokią šaunę vietelę. Pasimaudyti. Toksai vat kelias link mūsų lokacijos. Čia va vyksta statybos irgi bus. O, rimtai, pilna vandens. Čia vakar dar su traktorium važinėja. O, geras, rimtai. Prikolas. Visai nice. Eina savo. Vakar buvo šitas laivas, sakiau, kad tikriausiai artimiausiu metu niekur neišplauks. Nes ten dar nuo jo 20 metrų, 30 gal nebuvo vandens. Eina savo. Tokios va šaknės. Tikrai įspūdingas keliukas. Labai gerai atrodo. Eina savo. Tokia uola pasidarius yra. Huge. Nežinau, čia gal mažas tas urvas. Eina. Į tunelį visi. Va tokį galima urvą praeiti. Ten Batmano į vaikštą. Bijau šikšnos, pane iš tikrųjų. Nu va, ėjom ir atėjom. Tai ten, kur norėjome. Toksai va vaizdelis. Labai įdomu iš tikrųjų. Einam pažiūrėti, kas čia mums pavyks ar kur išsimaudyt. Visau čia bele kokio dydžio tas pliažas. Gerai, reikia ten tolyn. Labai gražiai atrodo. Gaila parašyta, kad negalima droną kelti ir 1000 bauda. Tai tas biškelį gaila. Bet vaizdelis tai insane. Kaip pliažo va toks kelias. Nu tikėkimės labai kuprinė nesušlaps.
Nes ten yra fotokas ir dronas. Nu, bet žiūrėsim. Atrodo, kad biškelį kyla jau jūra. Gal viskas gerai bus. Vaizdas tikrai vertas dienos yra. Belia kokio dydžio uolos, galiu pasakyti. Labai didelės uolos visur. O tokio va dydžio. Raudonos uolos buvo dvi. Nice. Bet vis tiek biškį drumzlėtas vanduo. Norėtųsi, kad dar geriau matytųsi viskas. Gera, liūdna ir malonu, vos nepaskendau. O čia va tai va vyksta fotosesija. Aišku, triperis tas fotikas. Tai gal dėl to? Varom dabar mėginsim čia kažkur pasidėti daiktus ir varysim dar išsimaudyti. Nes vandenukas tai net nesinori taip iš tikrųjų. Susilaukti berniuko, tai čia paaukoji ir tada susilauksi berniuko. Ir kas geriausia, kur mes sutikom singapuriečius, tai moteris čia paaukoja ir dabar turi du berniukus. Tai va tokie va reikalai. Šiaip tai vien pimpalai visur. Ten pimpalai, čia pimpalas. Čia miega. Vakar pizzas jam siūlais nevalgė. Nenori dabar miega, tiesiog va tai va savo. Čia žmonės išplaukia iš salos. Oi, ne salos. Iš tos vietelių. Čia tiesiog remauti yra. Oi, va, einam dabar. Nusipirksim rytojaus kelionėlę dar. Varysime į Masą. Ir tada eisime paėsti. O, šunys. Kažką gauna. Tai čia tas pats, čia du. Tai du šitie draugai. Kostas guolime. Ponas Lizas. Nusivalės. Ponas Lizardas. Ten Traveler dėrėja. Jau buvo. Binder dandat. Bet nebaisi. Kaip jau toks čia visai duolus medis iš tikrųjų. Gerai, einam ten keistis pinigų. Va. Chicken tikka masala. Labs ryts. Sak sau. Labs ryts, sak visi. Ne, iš tikrųjų laba diena. Labas rytas. Dabar jau atsikeliam, pajedam. Ir varom iki laivuko. Plauksime į salas. Į Phi Islands. Tokias gan žinomas salytės. Tai parodysi vietelių visokių įdomių. Galbūt matytų kažkur. Galbūt kažkam ne. Bet turėtų būti smagumėlis. Gavom apyrankės ir judam link savo laivuko. Link savo speedboato tipo. Jau savo valtį esam. Va tokioj va. Visai nebloga. Tai vat laukiam, kol varysim. Saulė šviečia labai karšta iš tikrųjų. Tai kad čia ties pjaudosi, siaubas. The beach. Insane. Labai senai svajau, iš tikrųjų čia atvaryt, kai pažiūrėjau tą filmą kažkada prieš daug metų, kai dar vaikas buvo. Tai labai faina vieta. Varom fotkintis. O toks va paplūdimėlis. Uolų visokių pilna. Viską. Labai gražu iš tikrųjų. O, rykliukas plaukia. Atvykome į miestelį kažkokį Phi salose šitose. Ką tik pavalgiam. Einam pasiganyti, pažiūrėti, kaip čia tas miestelis atrodo. Arba išsimaudyti gal, bet labai privalgėm, bijom, kad žarnos apsivers. O čia ligoninės, jau čia net nėra aplinkui nieko. Atėjome į pagrindinę gatvę.
PP Harbor View Hotel, ką? Welcome. Tai va. Welcome. Chicken tikka massage. O va pagrindinė gatvelė. Da-da-da-da. Nu va, panardėm, pabuvom, atplaukėm dabar į Bamboo Island. Pilna valčio, labai gražus smėlis ir belekiek visko. Visokie va dalykeliai. 410, yeah. Tai va, tai einam dabar kažkur ten pasimaudyt. Ai, Damantė, apsiškimas. Apsiškimas, Damantė. Tu nesisoji vandenį. Aš nesisau, aš jau prieš tai taigi. Meluoja. Ir neraudonuoja. O, ką tu? Pasislepia. Toksai vat pležiukas. O čia kažkas nutiko namui. Pavirto ant šono. Pasimaudėm ir einam į kitą salos galą. Nu kaip einam, jau atėjom iš tikrųjų. Taip labai gražiai. Vanduo tai iš vis. Nerealus. Šiltas ir labai gražus. Tokie atrikaliukai ir dabar jau grįšim atgal ir plauksim į namolio, į savo vietelę, kur gyvenam. O rytoj jau plauksim į miestą. O driskiai. Varom atgal. Gražumėlis. Jo, kažkaip šitos salose nemažai šitų driskių. Privisę yra. Atvykom į tigro kažkokią irštvą, Tiger Cave. Va toks vat įėjimas. Yra pasiimta daiktų, Damantė rengiasi, kad įleistų. Aš irgi esu su trumpais šortais, nežinau, bet va ką tik čiuvas atėjęs trumpais buvo, tai leido. Nu tai tikėkimės ir mus įleis. Ir einam ieškot, kur čia lipt, kur čia ką daryt. Va tokia va pradžia. Visai dailiai. Einam ieškot, kur čia reiks liptais laiptais, virš 1000 laiptų yra. Tai užsipumpuos. 1300 laiptų. Tai visai užsipumpuos. Bet turime. Geraliuką. Va tokia va. Tokias vat keivas. Nudailus. Galiu pasakyti, gražus. Su basom kojom reikia eit. Čia va kažkas yra. Va tai batijėjame. Einam ieškoti tų garsiųjų laiptų į viršų. Kažkur ten. Ir dar einam ten pažiūrėsim, kažką matom gražaus. 1200 šiam. Eina švelt. Atsigerk, nesatim O gali. ne, no drones. Jau pavogė kažką. Čia tai jau bus įgalūsėjom. Beždžionės visur vagia dalykus. Reiks viską susipakoti ir eiti gražiai. Prasideda. Laiptai, laipteliai, laipteliukai, laiptelevičiai, laiptauskai, laiptinskai.
Laiptiūkos. Kol kas mažiukai. Čia pilna beždžių, iš tikrųjų. Ir jas gali užpulti biškį. Tai reikia atsargiai eiti. Net lenkai kačiokai išsiganda. Toks pridasimas. Ir dar liko laiptų daug. Dar tik pirmą pakopą. Man jau priduso pačiai. Šiaip yra ką veikt, bet smagu. Ir labai karšta. Kuo aukščiau, to karščiau iš tikrųjų. Toks va vaizdelis. Užlipus, sakyčiau, 100%. Gražu. Savo kaip toli matosi. Vaizdelio update'as. Damantė ten. Ai. Reikia lipti. Toliau. Šlapalas yra gan. Nebedaug beliko. Kokį 30 ar 50. To šlapumo. Visur bėga. Smagas. Janai. Presiukas šredat bus. Tokie varikaliukai. Užlipom, paskutiniai laiptai buvo. Va toks vaizdelis. Bele koks. Damantė dar neatėjo. Šiaip heart rate'as visai didelis buvo. Čia va toks vaizdelis. Labai dailiai. Einam apeisim visą ratą. Heart rate'as buvo kažkur 1.65, 1.7. Tada kai pailsiu nukrenta iki 1.5 kokiu. Ir vėl tada iš naujo. Bet labai fainai. Labai gražu. Kuprinės tikiuos nieks nenufyrins. Tuoj reiks eit pasiimt. Bet va tokie va vaizdeliai. Gerai, nusulauk Damantės ir varysiu toliau. Kur buvus, kur nebuvus, atkeliauja ir Domicelė. Lipa sunkiai. Vos kariasi matau. Va, paskutiniai žingsniai. Paskutiniai keli metrai. Damantė, Dalalė, lipa, stengiasi, kraipa galvą. Visai pendaro. Jau liko porą metrų, ieško manęs tikriausiai visur. Jau pikta visa, pavargus. Nori Coca-Colos, kur pas mane guli. Nori žiūrim. Ar mane pamatys Damantyzė? Gan buvo palipta už tai. Tai kad ten vienoje vietoje buvo tokie laiptai. Taip, va tai varikėlė. Aš per įtupimą. 1000 feet. Rodo, bet čia neaišku. Jo, ten. Su keliu lėčiu net, tipo, eidamas. Tai visiškai pilnas įtupimas gaunasi. Jo. Labai dailu. Pilna kamerų pridėta, tai dronų nekelsiu, nes apačioje buvo parašyta, kad negalima. Nu kaip negalima? 1000 batų, tai čia 30 eurų. Mažiau nei 30 eurų. Galėčiau šiaip pakelt. Čia ta bauda, tai dzen aš sumokėčiau tiek, jeigu galėčiau be baudos. Ne, tai tipo, nu čia dar kilčiau, bet va, skraido. Bet nekelsiu, nes nelabai aš noriu gauti kažkokio aviacijos baudų gyvenime, nes po to gali man prireikti. Ne, nėra irgi, va tas buvo pirmas. Va tokį va tilpt reikia. Įdomu pažiūrėti, kas čia gero matysis. Čia tikriausia Galekas. Bet vėjas čia stiprus gan. Wow. Ir pradėsim kelią pačion. Įdomu gali būti. Iš tikrųjų. Įdomu, ar sunkiau bus, ar lengviau sulipti. Eik, tą pačiam tai žiūri, kokias lengva. Čia gražu lipti yra. Dabar dar gražiau negu į viršų. Dabar matosi bent jau, kur lipame. Aš irgi dabar nebenorėčiau. Sudėtinga, vat.
labai sunku iš tikrųjų. Tai tik, kad karštis labai. Šiaip jeigu būtų galima lipti be marškinių ir be kuprinės 10 kg, tai būtų normaliai. Ir taip nebuvo man kažkas mega. Man žiauriniai tie laiptai, kur įtupstai ten, visai kaip Jo, tai vieni buvo sunkus, kur rankom reikėjo lipti. Aš tai realiai. rankom nelipau. Aš tai lipau rankom, man tada patogiau. Daugiau jėgų. Ir va tokio statumo laipto. Visai status. Čia net lipt reikia jau raumenų. Visai, jo. Viens už kitą statesni šitą vietą. Bet po to truputėlį jau bus lengvesni, man atrodo. Kiek atsimenu į priekį lipant. Miega šunis. Miegi? Miegi. Nu va, jau sakyčiau, kokiu 40... Ne, kokiu 30% gal tik tais liko maks. Bet jau kojas dreba biškelę pačion lipti. Dar priekį labai lėtai eina, tai iš jūsų sudėtinga. Palaukiam, praleidžiam moterį, nes jūs grūsim čia mus. Na ką, sugrįžom į savo kelionės pradžią. Ir nepavargę žmonės eina. Nesupranta, kas laukia. Ojej, reikaliukai. Paskutiniai laiptai. Jau šiandien daugiau tokios laiptų nebus. Važiuosim išsimaudyti į versmes tokias arba į tokį baseiną. Nu, žiūrėsime, kaip čia gausis. Kojas jau dreba, nežinau ar matysit. Bet kai lipi, tai toks nemalonus jausmas. Paskutiniai laipteliai. Dan. Kinkos kaip dreba damantį. Biški pritupė, pažiūrėjau. Jo, tai same. Same. Beveik Emerald Pool vadinasi. Bandom ieškoti, susitarėm su taksistu, kad jis mūsų lauktų. Tada mus nuveš į dar kitą vietą. Ir tada praveš atgal į Krabį. Tai tikėkime, kad taip ir bus, nes čia yra daugiau negu valanda kelio nuo ten, kur mes gyvenam. Ir sakė, kad čia yra gan sudėtinga išsikviesti taksus. Tai va, tai bandysim, žiūrėsim. Šiaip belia kiek palaidų šunų visur. Kol važiavom ant kelio, tiesiog milžiniški šunys guli. Čia ką aš atgamu, kad išpėlė. Tai va, lenkiau, kai vaikšto, va šunis sėdi. Juokingas. Einam, bandom žiūrėti, kas čia gausis mums. Jau atėmė droną ir nutrešė dar 20 batų. Tai čia 7 centų. Mažiau. Nu kažkas ten 7 centų, kad tipo palaikysi į droną. Ne, ten Lopai. Aha, nu gerai. Ir rieštus liepia atiduoti. Nu karačiu. Gal varaną pamatysiu pagaliau. Norėčiau varanezą. Dar tik 2 matėm per visą dieną. Nesuprantu. Einam. O tokius garsus gyvūnai daro. Sa per visą mišką. Nežmoniškai. Nu čia džiunglė čia tokia. Okei, įdomu. Ir visi žmonės eina į priešingą pusę, mes vieni tik link. Nes jau greit užsidarys. O mes šiandien per vieną dieną norim visus realiai dalykus aplankyti per kas čia yra aplinkui. Bet jau esam labai arti. Tai vis tiek einam bent jau įmerkti koją ar kažką. Jo, to yra ten. Blue Pool. Ne, mūsų nėra. Nėra čia. Čia Blue. Tai čia Blue Pool. Šaunus. Va toks vat natūralus vandenukas. Eik tiesa. Belia kaip. Žiauriai gražus. Lipam į vandenuką. Yra žuvų gan. Bandysiu. Įgriuvau. Natūraliai va tai va vandenukas teka. Labai faini. Paskutinė vietelė šiandienos. Kaip čia vadinasi? Kažkokios karštos versmės. Karštos versmės 2. Karštos versmės ir waterfalkas toks turėtų būti. Tai va, tai einam pažiūrėt. Lynoja, bet vis tiek karšta. Cikados cypauja ar kažkokie čia gyvūnėliai. Tokie vat reikaliukai. Lynoja tai gan stipriai lynoja. Lynoja gan stipriai, jo. Tai jau čia būtų svainai tose karštose versmėse. Einam pasižiūrėsim, šiaip čia turėtų būti netoli, nes prieš tai ėjom
daugiau nei 1,5 kilometro pirmyn atgal skubėdami, nes ten jau neužilgai užsidarinėja. Vis mūsų taksistas mūsų laukia. Dabar vėl palikom taksistą laukt. Ir virš valandos lauks jo ir tiesiog žmogus pasiėmė valgyt. Valandą atvežė? Valandą vežė į priekį, virš valandą. Valandą 20 vežė į priekį. Valandą veš atgal? Tada ten laukė, kokį nežinau, kiek minučių. Dabar čia atvežė 20 minučių. Valandą kiam lauks. Ir sulauks. Ir veš tada valandą namo. Ir viskas. Jo, 30 eurų. Aišku, čia jų pinigais, tai, tipo, čia jiem belė, kiek visos dienos alga. Ai, net daugiau. Čia šiaip daug, iš tikrųjų, čia vos ne... O, virsmas. Einam išbandyti. Tik labai sudėtinga nueit kažkaip. Bet bandom. Prasme, vanduo gal 40 laipsnių, net nesuprantu, kaip čia taip gali būti. O, ne. Atrodo, kad... Atrodo, kad čia šildomas vanduo. Čia nesąmonė. Balio kaip karštas. Va tai va, versmėj. Oi, visko priveikėm realiai per vieną dieną maks čia. Tai varom jau iki taksisto mūsų laukia. Ir važiuosim namo į viešbutį, dar neįsičekinom iš tikrųjų. Tai dar į viešbutį varom. Papigiai pasiėmė vienai nakčiai už 3,8 eurus. Bet matėm ir baseinukas yra. Nors už šiam vandens jau čia užtenka. O, prašau. O kur mano lagaminas? Kur tavo lagaminas? Kur mano lagaminas? Palikai ten? Palikau lagaminą. Varau pasiimt. Štai ir mano lagaminas. Buvo paliktas apačiai. O ten tiek jau nuvargta šiandien buvo. Lagaminas net yra pamirštamas. Nu ką, nusiprausime ir varysime valgyti maistinių medžiagų. Nes šiandien iš tikrųjų tai valgiam tik pusryčius. Ir tai ten labai nedaug. O jau yra 5 valandos. Ai, ne 5, 6:30 gal.